arba prostitutė, arba ten kažkoks paleistuvis, arba... O tai kaip yra iš tikro? Aha, tai kokią nuomonę dažniausiai žmonės turi apie tą puslapį? Nu, žmonės galvoja, kad jeigu tu jau tenai esi, nu tai viskas, čia yra dugnas, tu esi arba prostitutė, arba ten kažkoks paleistuvis, arba tu eini į kairę nuo savo žmonos ar nuo savo vyro. O tai kaip yra iš tikro, tada paneikite. Aišku, žmonių yra visokiausių, tipo, aš nesakau, kad visi pas mus yra tenai šventi, bet šiaip yra tikrai šauni bendruomenė, mes dažnai darome ir vakarėlius, renginius, pirteles, mes tenai pasimatom. Dažnai mes darome tokius renginius kaip porų stovyklos, renginiai klube, tai nėra visiškai svingerių vakarėliai, tai yra vakarėlis su erotikos šou, su erotiniais šou. Tai ten, kaip pasakyti, ateina žmonės jau tam pasiruošę būti svingeriais, jie turi būti svingeriais. Nėra svingeriai, gal iš visko tik ateina pažiūrėti, kokį, ką žinau, striptizą. Ne, žinok, labai įvairiai. Aš pats nesu svingeris ir neplanuoju jo būti artimiausiu metu, paskui aš nežinau, bet kol kas dar nesu. Šiaip, jo, kai kurie žmonės ateina keistis partneriais, kai kurie ateina tiesiog pašvęsti, nes, tarkim, į mūsų renginius 60-70% žmonių, kurie ateina, yra jau pažįstami. Tai ten, kai tik vos ne kaip šeimos balius kartais gaunasi. Kiti šiaip būna ateina pirmą kartą, tai jie ateina iš smalsumo. Ir pas mus niekas nėra tenai privaloma. Jeigu tu nori, gali daryti viską nuo A iki Z. Jeigu nenori, gali tiesiog pabendrauti, išgerti kokteilį, pažiūrėti šou ir važiuoti namo.